nuvažiavom naujai pastatytą peroną ir vat būtent iki šitos vietos buvo senasis šiaurinis peronas, o dabar vat matome yra visiškai pastatytos naujos. Kauno oro uostas pasiekė naują aptarnautų keleivių rekordą, aptarnavo daugiau negu 1,4 milijonus keleivių, kas reiškia, kad oro uosto svarba yra ne tik tai Kauno rajonui, ne tik tai Kauno miestui ir ne Kauno regionui, bet ir iš tikrųjų visai Lietuvai. Tai matome keleivių terminalo plėtrą, būtent keleivių terminalas prasiplečia iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Šių metų pradžioje užbaigsime Kauno oro uosto perono plėtros projektą, į kurį buvo investuota apie 18 milijonų eurų, drauge su karinio mobilumo fondu, kas iš principo praktiškai trečdaliu išplės galimybės orlaivių stovėjimui Kauno oro uoste, tiek jų manevravimui. Atvykome į dar vieną vietą labai svarbią investicinę prasme, tai yra išplečiama automobilių stovėjimo aikštelė ir įrengiamos kietosios dangos, taipogi bus statoma ir daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė. Antroje metų pusėje užbaigsime kitą didelį investicinį projektą, kurio bendros investicijos taip pat siekia 18 milijonų eurų. Tai Kauno oro uosto terminalo plėtra. Kauno oro uosto terminalo, keleivių terminalo aptarnavimo pajėgumai iš esmės padvigubės. Atsiras naujų laipinimo vartų, naujų registracijos stalų ir komercinių zonų, kas iš principo mums padės eiti tuo keliu, kad pasiekti iš esmės tokį strateginį tašką Kauno oro uoste aptarnauti 2 milijonus keleivių. Ir neatsitiktinai tai yra pagrindinis oro uostas Lietuvoje, kuriame kūrėsi lėktuvų remonto ir priežiūros bendrovės, lėktuvo dažymo paslaugos yra teikiamas ir krovinių pervežimo paslaugos ir visos kitos susiję verslai, kurie iš tikrųjų randa vietą būtent plėstis tiek kartu Kauno oro uoste ir Kauno rajone. Kauno oro uoste buvo skaičiuojama apie 23 orlaivių stovėjimo aikštelės, o naujai pastatyta dabar yra 15, tai galima sakyti, kad tikrai ženkliai išsiplėtė.